Naujajai Zelandijai nereikėjo iššauti nė vieno šūvio. Jai nereikėjo tiekti Ukrainai ginklų ar tiesiogiai kovoti su Rusija. Visa tai nebuvo būtina. Vietoj to, Naujoji Zelandija tiesiog smarkiai pakenkė Putinui ir jo kenkėjiškiams veikėjams, smogdama Rusijai ten, kur jai skaudžiausia. Tai, ką Naujoji Zelandija ką tik padarė Ukrainos labui, yra neįtikėtina, nes ji palaužė Rusiją ir paliko Putiną su triguba problema. Kibernetinės operacijos, neteisėti mokėjimo kanalai ir trečiųjų šalių tiekimo kanalai ką tik buvo pašalinti iš žaidimo. Tai labai svarbu Ukrainai. Naujos sankcijos jau pakeliui ir jos skiriasi nuo visko, ką iki šiol esame matę iš Naujosios Zelandijos. Gegužės 7 pasirodė žinia, kad Naujoji Zelandija įvedė daugybę sankcijų, kurios yra nukreiptos prieš maždaug 20 asmenų ir subjektų, kuriuos šalis laiko dalyvaujančiais pačiuose žalingiausiose veiksmuose, remiančiuose Rusiją jos invazijoje į Ukrainą. Naujosios Zelandijos užsienio reikalų ministro Winstono Peterio paskelbtos sankcijos yra jau 35-asis baudžiamųjų priemonių etapas, kurį šalis įvedė siekdama nubausti Putiną už Rusijos invaziją. Tačiau šį kartą tai ne tik bausmė. Naujausias sankcijų paketas buvo specialiai sukurtas siekiant kovoti su kenkėjiškais veikėjais, kurie leidžia vykdyti kibernetinius nusikaltimus ir kitus invazijos aspektus, kurie tiesiog nebūtų įmanomi be asmenų ir subjektų, į kuriuos taikosi Naujoji Zelandija. Kibernetinių platformų operatoriai, kurie leidžia Rusijos įsilaužėliams ir kibernetiniams nusikaltėliams veikti, yra taikinys. Taip pat taikomi alternatyvių mokėjimo paslaugų teikėjai, kurie padėjo Rusijai apeiti kitas sankcijas ir apribojimus, kuriuos nustatė tradicinės mokėjimo platformos. Naujoji Zelandija taip pat taikosi į trečiąsias šalis, kurios veikia kaip tarpininkės Rusijai, pirkdamos ir perparduodamos komponentus bei kitą įrangą, kurios Rusija jau nebegali įsigyti tiesiogiai. Vladimiras Putinas ką tik buvo rimtai sužlugdytas. Naujajai Zelandijai nereikėjo iššauti nė vieno šūvio. Mes išsamei aptarsime visas 3 Naujosios Zelandijos naujausių sankcijų paketo tikslinės kategorijas, tačiau prieš tai Petersas aiškiai pasakė, kodėl jis nusitaikė į 20 asmenų ir subjektų, kurie bus priblokšti, pamatę savo vardus naujausiame Naujosios Zelandijos sąraše. Tie, kurie piknaudžiauja internetinėmis platformomis, siekdami remti Rusijos karą prieš Ukrainą, susidurs su realiomis pasiekmėmis, įskaitant sankcijas, pareiškė Petersas ir pridūrė. Mes taikomės į mokėjimų infrastruktūrą, kuri padėjo sudaryti sąlygas Rusijos karui prieš Ukrainą. Tai, ką matome čia, yra tai, kad Naujoji Zelandija daro savo dalį, siekdama sugriauti karinį pramoninį kompleksą, kuris palaiko visą Putino karo mašiną. Naujoji Zelandija teigia, kad taikomasi į piktavalius veikėjus iš tokių šalių kaip Iranas ir Šiaurės Korėja, nes šalis, remdamasi jau įvestomis daugiau nei 2000 sankcijų, dabar nusitaiko į Rusijos tiekimo grandines ir platformų tiekėjus pačiame šaltinyje. Kalbant apie tolesnį stiprinimą, pastaraisiais mėnesiais Naujoji Zelandija aktyviai ir ryžtingai taiko sankcijų paketus. Tik vasarį šalis įvedė sankcijų paketą, kuris buvo nukreiptas prieš 23 asmenis ir 13 įmonių iš Rusijos ir Irano. Naujoji Zelandija taip pat pasinaudojo tą progą ir smogė Putinui naftos srityje, pasiekdama ES pavyzdžių ir nustatydama naują $44,10 kainų lubą Rusijos naftai. Kad dar labiau pablogintų padėtį, Naujoji Zelandija taip pat pasinaudojo tuo vasario sankcijų paketu ir įvedė sankcijas 100 laivų priklausančių Putino šešėliniam laivynui. Ten kartą taikiniais tapo Rusijos žvalgybos agentūrų nariai, 3 Irano piliečiai, tarp jų vienas susijęs su dronų gamyba ir garantė kriptovaliutų biržos vadovai. Tai padėjo Rusijai užtikrinti pinigų srautus invazijai į Ukrainą. Naujausias sankcijų paketas papildo Naujosios Zelandijos kovą su Rusijos kriptovaliutų ir finansinėmis machinacijomis. Tačiau tai apima kur kas daugiau. Šiuo metu jums gali kilti klausimų. Svarbiausias iš jų pats akivaizdžiausias. Kodėl šios sankcijos yra svarbios? Tai pagrįstas klausimas. Naujosios Zelandijos 20 naujų sankcijų gali atrodyti kaip lašas jūroje, ypač turint omenyje, kad Castellum AI duomenimis Rusija jau yra labiausiai sankcionuota šalis pasaulyje. Putinas, jo artimiausi bendražygiai ir tie, kurie padeda Rusijai vykdyti invaziją, jau susiduria su 26 665 sankcijomis, iš kurių 23 960 buvo įvestos nuo tada, kai prasidėjo invazija į Ukrainą. Kodėl dar 20 sankcijų turėtų ką nors pakeisti? Atsakymas slypi tame, ką Naujoji Zelandija nusitaikė savo 35-uoju sankcijų paketu, nes būtent čia mes pradedame matyti didelį pokytį. Dabar sankcijos taikomos ne tik pagrindiniams veikėjams. Naujoji Zelandija taikosi į bet ką, kas padeda Rusijai vykdyti hibridinį karą prieš Ukrainą. Pradėsime nuo kibernetinio nusikalstamumo sankcijų. Nors visi ginklai ir gyvoji jėga, kuriuos Rusija siunčia į Ukrainą, patenka į antraštes, dažnai būtent Rusijos šešėlinės kibernetinio nusikalstamumo grupuotės daro didžiausią žalą Ukrainai. Šios grupuotės, nors ir decentralizuotos, turi bendrą tikslą – visiškai destabilizuoti ir galiausiai sunaikinti pačius kibernetinius tinklus, kurie palaiko Ukrainos vientisumą. Viskas, kas padeda Ukrainai išlikti vientisą valstybę, tampa taikiniu, nuo logistikos sistemų iki valstybinių registrų ir energetikos tinklų.
Šie kibernetiniai nusikaltėliai padeda Putinui laikyti Ukrainos piliečius tamsoje, kartais tiesioginė prasme, ir jie turi antrinę užduotį – skleisti dezinformaciją vakaruose, kuri skirta sumažinti Ukrainai teikiamą partnerių paramą. Veikdami šešėlyje ir visada anonimiškai, šie neaiškūs kibernetiniai nusikaltėliai naudojasi paslėptais interneto protokolo IP adresais ir platformomis, kurios suteikia jiems anoniminę prieigą prie valdymo paslaugų, praneša New Sky. Būtent tokias platformas taikosi Naujoji Zelandija. Jei kibernetiniai nusikaltėliai ir toliau slėpsis, Naujoji Zelandija darys viską, ką gali, kad apsunkintų jų veiklą, atimdama iš jų platformas. Naujosios Zelandijos veiksmai priverčia Rusijos programišių armiją ieškoti naujesnių ir brangesnių būdų apeiti apsaugas, kurias Ukraina įdiegė savo internetinėms sistemoms. Programišiai, kuriems nepavyko, nieko negali padaryti. Ir būtent tai yra esmė, nes tai, ką Rusijos programišiai darė pastarosius 4 metus, yra itin žalinga ne tik Ukrainai, bet ir visiems vakarams. Tie kibernetiniai nusikaltėliai neatsirado iš niekur, kai Putinas įsiveržė į Ukrainą 2022 m. vasarį. Jie veikia jau ilgą laiką prieš tai, pradėję įgyvendinti ir tobulinti savo taktiką dar per pirmąją Rusijos agresijos prieš Ukrainą kampaniją 2014 metais. Netgi dar prieš plataus masto invaziją, o ypač 2022 m. sausį, šie įsilaužėliai naudojo tokias platformas, kurioms Naujoji Zelandija yra pritaikiusi sankcijas, kad surengtų kibernetinės atakas prieš kritinę Ukrainos infrastruktūrą, praneša Atlanto taryba. Nuo to laiko Rusijos kibernetinis karas prieš Ukrainą ir jos sąjungininkus tik dar labiau suintensyvėjo. Dažnai Rusija savo kinetinius smūgius lydi kibernetiniais veiksmais, naudodama kenkėjiškas programas, duomenų viliojimą ir dezinformaciją, kad gautų prieigą prie sistemų, kurias gali panaudoti Ukrainos gynybai silpninti prieš dronų ir raketų atakas. Ukraina turi savo kibernetinių karių armiją, kuri bando apsiginti nuo Rusijos įsilaužėlių ir tuo pačiu vykdo savo kibernetinės atakas. Ukrainos įsilaužėliai, vadinami IT armija, yra decentralizuoti ir be perstojo dirba, kad sustabdytų Rusiją. Tačiau jų nepakanka, ir tai matome iš Rusijos kibernetinių atakų prieš Ukrainą skaičiaus vien 2026 metais. Pasak New Sky, tarptautiniai kibernetinių nusikaltimų stebėsenos centrai pranešė apie 34% padidėjimą kibernetinių atakų prieš Ukrainos objektus per pirmąjį 2026 metų ketvirtį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2025 metais. Dauguma atakų kilo iš pačios Rusijos arba iš trečiųjų šalių, kurios teikia techninę pagalbą Putino programišiams. Tai, ką matome čia, yra tai, kad Rusija vis labiau remiasi veikiančią strategiją. Naujosios Zelandijos sankcijos yra skirtos atimti įrankius, kuriuos naudoja Rusijos kibernetiniai nusikaltėliai, o tai turėtų sumažinti kibernetinių atakų, su kuriomis turi susidurti Ukraina, skaičių. Tačiau ne tik Ukraina turi nerimauti dėl Rusijos įsilaužėlių. Situacija tampa tikrai rimta, nes Rusija plečia savo kibernetinių nusikaltimų mastą ir atima didžiąją vakarų dalį. Tačiau prieš gilindamiesi į tai, jūs žiūrite The Military Show. Tokio turinio turime daug daugiau, todėl būtinai prenumeruokite kanalą, jei mūsų turinys jums naudingas. Jei 2014 metų kibernetinė kampanija prieš Ukrainą buvo tarsi pasėtos sėklos, tai 2026 metais tos sėklos išaugo į pražūtingus augalus. Londono universiteto koledžas paskelbė straipsnį, kuriame teigiama, kad karas Ukrainoje gali būti pirmasis pasaulyje visiško masto kibernetinis karas. Koledžas teigia, kad įsilaužimai ir kibernetinės atakos kare nėra naujiena. Tačiau tai, ką matome Ukrainoje ir didžiojoje vakarų dalyje, yra kur kas labiau koordinuota kibernetinė kampanija, nei bet kas buvo anksčiau. Panikieriams galimos kibernetinio karo pasekmės atrodo labai grėsmingos. Koledžo pranešime teigiama, kad trikdžiai elektros tinkluose, finansų rinkose ar karinėse komunikacijose gali sukelti chaosą, ekonominį žlugimą ar net masinį žmonių žūtį. Be to, teigiama, kad kibernetinių atakų greitis, anonimiškumas ir pasaulinis mastas didina nerimą, nes šie veiksniai apsunkina atakų priskyrimą ir savalaikį atsaką. Didžiausia problema yra tai, kad sunku reaguoti. Vakarai tą jaučia tiek pat, kiek ir Ukraina. Londono Kingo koledžas teigia, kad Rusijos kibernetinė kampanija kelia grėsmę pačiai demokratijos esmei. Rusijos valstybės remiami įsilaužėliai skleidžia dezinformaciją vakaruose per socialinius tinklus ir panašius kanalus, tuo pačiu metu vykdydami tiesioginės atakas prieš institucijas, kurios saugo vakarų demokratiją. Informacinė erdvė tapo geopolitinių kovų lauku, sako Europos komisijos viceprezidentė Kaja Kallas, ir sunku su ja ginčytis. Laiko tarpu nuo 2023 metų lapkričio iki 2024 metų lapkričio buvo užfiksuoti 505 atskiri incidentai, kuriuos Kingo koledžas vadina užsienio vykdomų manipuliavimų informacija ir kišimusi, arba FIMI. Šie FIMI incidentai, kurie vyko beveik 1,4 karto per dieną, buvo nukreipti prieš 322 organizacijas 90 šalių. Buvo sukurta 68 000 dezinformacijos turinio vienetų ir pasitelkta 38 000 kanalų ar paskyrų 25 skirtingose platformose. FIMI apima tik dezinformacijos sritį, tačiau šie skaičiai yra daugiau nei pakankami, kad parodytų tikrąjį Rusijos kibernetinio nusikalstamumo ir hibridinio įsilaužimo mastą.
Vyksta šešėlinis karas prieš vakarus, ypač prieš Europos Sąjungą. Kibernetinis nusikalstamumas yra tik viena daug didesnė taktikų rinkinio dalis, nuo diversijų iki oro erdvės pažeidimų, ir visa tai daroma siekiant pakenkti Ukrainai. Kaip? Rusija naudoja savo kibernetinės strategijas, kad baustų šalis palaikančias Ukrainą, tikėdamasi, jog nuolatinė bausmė taps tokia rimta, kad to šalis nuspręs, jog remti Ukrainą yra per daug sudėtinga ir neverta. Idealiu Vladimiro Putino scenariumi, jo programišių sukeltas chaosas būtų pakankamas, kad Ukrainos sąjungininkai sumažintų savo paramą, o tai paliktų Ukrainą pažeidžiamą. Tačiau taip nevyksta, ir Naujoji Zelandija ką tik tai įrodė. Taigi, nors pačios sankcijos yra svarbios, ypač kovojant su Rusijos kibernetiniais nusikaltėliais, žinutė, kurią siunčia tos sankcijos, yra nemažiau svarbi. Naujoji Zelandija siunčia žinutę Putinui, nė kartą neiššovusi į jo pusę, kad Rusija negali manipuliuoti šalimi taip, jog ji nepalaikytų Ukrainos. Ir ne tik tai. Naujoji Zelandija pradeda puolimą prieš pačias platformas, kurios leidžia Rusijos kibernetinius nusikaltimus. Tų nusikaltimų mastas ir jų vykdymo kaina didės, o tai tiesiogiai apsaugos Ukrainą ir padės Ukrainos sąjungininkams užtikrinti, kad Putino taip siekiama sustabdyti parama neišsektų. Visa tai skaudins Putiną. Jo kibernetiniai nusikaltėliai šauksis naujų platformų, kad galėtų tęsti savo hibridinį karą. Tačiau dar didesnė Putino problema yra ta, kad Naujoji Zelandija taip pat pasitelkė savo sankcijas, kad nusitaikytų į mokėjimo kanalus, kuriuos Rusija naudoja apeiti sankcijoms. Newsky praneša, kad Naujoji Zelandija sukūrė visą sankcijų bloką, kuris yra tiesiogiai nukreiptas į vieną įmonę, teikiančią Rusijai alternatyvius mokėjimo sprendimus. Leidinio teigimu, šių alternatyvų idėja yra leisti Rusijai apeiti tradicinę bankų sistemą, kad ji galėtų gauti apmokėjimus už savo eksportą. Pinigai, kuriuos Rusija uždirba per šiuos alternatyvius kanalus, neišvengiamai patenka į Putino karo mašiną ir yra naudojami iš trečiųjų šalių įsigyti komponentus, kurių Rusijai reikia savo ginklams. Apie tas šalis pakalbėsime po kelių minučių. Tačiau čia matome tiesioginį ryšį tarp taikomų mokėjimo platformų ir skausmo, kurį Putinas sukelia Ukrainoje. Rusija jau daugelį metų garsiai kalba apie alternatyves mokėjimo platformas. Ji buvo priversta tai daryti. Vakarų sankcijos neleidžia Rusijai gauti pinigų už sankcionuotų prekių pardavimą, kai tie pinigai eina per tradicinės bankų sistemas. Dar 2017 metais Rusija sukūrė finansinių pranešimų perdavimo sistemą, arba SPFS, kuri bent jau oficialiai buvo alternatyva SWIFT sistemai. Iš tikrųjų, tai yra į Rusiją orientuota platforma, kurią, kaip praneša AA, iki 2023 metų naudojo 400 finansinių institucijų. Rusija taip pat sukūrė MIR platformą, kaip alternatyvą Visa ir Mastercard, o taip pat daug išteklių skyrė BRICS Bridge elektroninių mokėjimų platformos kūrimui. Žinutė iš Rusijos visada ta pati. Reikia daugiau sandorių, vykdomų ne doleriais ir ne eurais. Žinoma, taip ir yra. Putinas žino, kad šias vakarų valiutas daug lengviau užblokuoti, nei tas valiutas, su kuriamis Rusija nori dirbti. Kalbant apie valiutas, Rusija taip pat stipriai pasuko į kriptovaliutas nuo tada, kai Putinas pradėjo savo invaziją. Maskvoje stovi federacijos bokštas, kuriame pasak Forensic Archive yra pažangiausias pasaulyje sankcijų vengimo tinklas. Archyvas teigia, kad šio vieno bokšto turinys suteikia Rusijai $200 milijardų finansinį gelbėjimosi ratą iki 2025 metų spalio. Ir kad tai tapo įmanoma, nes jis palaiko didžiulį šešėlinių kriptovaliutų sandorių tinklą per privatumo maišytuvus. Iš esmės, Rusija plauna savo nešvarius pinigus naudodama kriptovaliutą, kuri gali tapti neatsekama, kai ji pereina per fiktyvias įmones ir yra panaudojama arba pačiai Rusijai apmokėti, arba įsigyti tai, ko Rusijai reikia iš trečiųjų šalių. Tokio tipo kriptovaliutų tinklai padarė sankcijas iš esmės bevertes. Ir būtent tai Naujoji Zelandija siekia sustabdyti, smogdama Putinui savo milžinišku 35-uoju paketu. Įvesdama sankcijas pagrindiniai platformai, Naujoji Zelandija leidžia visiems, kurie galėtų naudotis tą platformą mokėjimams, atlikti ar priimti mokėjimus iš Rusijos, žinoti, kad ji netoleruos sankcijų apeidinėjimo. Putinas to nereikia. Jis nenori matyti, kad kas nors pultų metodus, kuriuos Rusija naudoja mokėjimams atlikti ir gauti, nes jis jau įvedė Rusiją į ekonominę juodąją skylę. Remiantis Reuters duomenimis, Rusijos ekonomika 2026 metų pirmąjį ketvirtį susitraukė 0,3%, o tai yra pirmas Rusijos ekonomikos susitraukimas nuo 2023 metų. Tai tik simptomas daug platesnių ekonominių problemų, kurios lėmė pragyvenimo išlaidų krizę ir Rusijos verslų silpnėjimą, kai Putinas visus Rusijos išteklius sutelkė į karinį pramoninį kompleksą. Kitos šalys parodė, kad Naujosios Zelandijos požiūris veikia. Dar 2025 metais Kanada ir Australija įvedė panašias sankcijas, kurios leido joms įšaldyti daugiau nei $180 milijonų vertės turtą, praneša Newsky. Tikimasi, kad Naujoji Zelandija galės pasiekti panašų rezultatą. Bent jau tai užkirto dar vieną kelią, kuriuo Rusija gauna pinigus. Kuo daugiau šių kelių bus uždaryta, tuo blogesnės bus pasekmės Rusijos ekonomikai. O be pinigų Putinas negali aprūpinti savo karių fronte reikalingais ginklais ir įranga.
Galiausiai yra ir kitų trečiųjų šalių veikėjų, kuriems Naujoji Zelandija taikė sankcijas. Mes jau apie juos kalbėjome. Jie gali naudotis alternatyviamis mokėjimo platformomis, kurias Rusija įsteigė tam, kad galėtų mokėti ir gauti mokėjimus iš Putino ir jo bendrininkų. Taip pat įmanoma, kad Rusija turi trečiųjų šalių programišių, veikiančių prieš Ukrainos grėsmes. Tačiau didžiausią žalą šie dabar sankcionuoti trečiųjų šalių asmenys ir subjektai daro tuo, kad jie leidžia Putinui remti Rusijos kariuomenę, suteikdami jam prieigą prie komponentų, kurių Rusijai reikia jos įrangai gaminti. Štai kaip tai veikia. Rusijai reikia daug medžiagų ir komponentų, ypač gaminant raketas ir kitus pažangius karo priemones. Retieji žemės elementai, programinė įranga ir mikroschemos yra būtinos Rusijos kariniai mašinai. Todėl natūralu, kad būtent tokioms prekiams kitos šalys ir taiko sankcijas. Negalėdama šių medžiagų įsigyti tiesiogiai, Rusija dažnai pasikliauja trečiosiomis šalimis, kurios jas nuperka ir vėliau perparduoda Rusijai. Trečioji šalis atlieka pirkimą, tariamai savo. Tada ji parduoda Rusijai, dažnai paskatinta tuo, kad Rusija moka didesnę nei rinkos kainą už produktą, o tai leidžia Putinui apeiti sankcijas. Čia pasitelkiamos jau minėtos alternatyvos mokėjimo platformos ir nebūtų nuostabu sužinoti, kad Rusijos kibernetiniai nusikaltėliai taip pat dalyvauja slepiančių sandorių pobūdį. Ne visada dėl to kalti pačios trečiosios šalys, nebent jos per daug palengvina tokių sandorių sudarimą asmenims ir įmonėms. Ne kiekviena šalis, kuri yra Rusijos sudėtingo tiekimo grandinės tinklo dalis, yra tokia kaip Iranas ar Šiaurės Korėja, kurios abi noriai tiesiogiai padeda Rusijai. Tačiau galiausiai atsitinka taip, kad pelno siekiantys asmenys ar net ištisos įmonės trečiosiose šalyse perka iš sankcijas taikančių valstybių ir perparduoda su pelnu, taip tapdami vienais pagrindinių Ukrainos invazijos rėmėjų. Visa tai yra miglota ir taip daroma tyčia. Čia dalyvauja fiktyvios įmonės, šešėlinio laivyno laivai ir kriptovaliutos. Tačiau kaip ir su kitomis 35-ojo paketo sankcijomis, Naujoji Zelandija prasiskverbė pro šią painiavą ir taikosi tiesiai į šaltinį. Asmenys ir subjektai, kuriems taikytos sankcijos, yra Rusijos trečiųjų šalių prekybos tinklo dalis. Naujoji Zelandija tiesiogiai smogia tiems, kuriems taikytos sankcijos per kišenę. Ir būtent tai yra visas tikslas. Jeigu paskata yra uždirbti daugiau pinigų parduodant Rusijai, tai atėmus dar daugiau pinigų nei uždirbama taikant sankcijas, bus pakankama, kad Rusijos trečiųjų šalių tarpininkai pasitrauktų iš žaidimą. Visa tai skirta blokuoti Rusijos kanalus. Vos vienu parašu ir sausu pareiškimu visuomeniai, Naujoji Zelandija pakenkė Rusijos kibernetiniai struktūrai, jos finansiniam tinklui ir sudėtingai bei šešėliniai tiekimo grandiniai, kurią Rusija sukūrė visame pasaulyje. Vladimiras Putinas ką tik skaudžiai nukentėjo. Dabar Naujoji Zelandija tikriausiai ieško kitų asmenų ir subjektų, kuriems galėtų taikyti sankcijas. Nors Naujoji Zelandija neprivalėjo iššauti ne vieno šūvio, kad priverstų Vladimirą Putiną nukraujuoti, kitos šalys teikia dar tiesioginę ir karinę paramą Ukrainai. Švedija yra viena iš jų. Jį suteikė Ukrainai Odino stebuklingąjį ietį, Gungnirą, kuris jau atvyko į Ukrainą ir drasko Rusijos pajėgas. Žiūrėkite mūsų vaizdo įrašą ir sužinokite, kas yra Gungniras ir kodėl jis toks svarbus Ukrainai. Jei jums patiko šis vaizdo įrašas, būtinai prenumeruokite The Military Show, kad pamatytumėte daugiau mūsų reportažų apie tai, kaip Ukrainos sąjungininkai stengiasi pastatyti Putiną į jo vietą. Ir kaip visada, ačiū, kad žiūrite.